Ir vis dėlto turbūt ir jūs pats girdėjote viešojoje erdvėje kalbas, kad dalį socialdemokratų problemų sudaro vidiniai santykiai. Tos kalbos paaiškėjo po tarybos, kur pakankamai svarų žodį tarė buvusi pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Ir, turbūt jūs girdite kalbėjimą, kad dabartinis laikinasis partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius joje neturi didelės įtakos, nes partijos vadovybė vis dėlto sudaro pono Palucko deleguoti žmonės ir ta politika partijoje gaunasi tokia dviguba. Tai nesutinku. Aš manau, didesnė problema yra būtent, kai partijos frakcijos nesišneka tarpusavį, ką mes matome vienoje iš koalicijos partnerių situaciją, kad atstovauja visą laiką vienas žmogus ir kitų negirdime. Labai yra gerai, kad socialdemokratai diskutuoja, labai gerai, kad yra skirtingos nuomonės, labai gerai, kad yra pasisakoma įvairiomis temomis ir įvairiais rakursais. Taip ir gimsta demokratija, iš tikrųjų. Šiai dienai Vilija Blinkevičiūtė lygiai taip pat pasisako, jinai turi savo nuomonę, bet jinai nedalyvauja realiai, kaip sakyti, kasdieniam partijos valdyme. Lygiai taip pat kaip ir Gintautas Paluckas, taip, jisai buvo pirmininkas, jisai yra Seimo narys, jisai yra valdybos narys. Tai dalyvauja tiek, kiek yra, sakykime, to poreikio ir kiek išsako savo pozicijos. Tačiau Mindaugas Sinkevičius šiandien kartu su premjere veda partiją į priekį ir visa partija stengiasi padėti taip, kaip reikia. Kritika, jeigu yra kažkokios kitos nuomonės, nėra blogai. Ir mes būtent dėl to ir girdime kultūros žmonės, mes juos girdime, bet lygiai taip pat girdime ir Ainę Ramonaitę, ir Ainių Lašą, ir jų, sakykime, tam tikras irgi įžvalgas, į kurias lygiai taip pat turime atsižvelgti. Tai dabar ir klausimas iš esmės, kai ateina momentas ir galimybė reali, ne nuojauta, ne kažkokiam emocijom paremta, bet galimybė reali atlikti tam tikrus sprendimus, kurie yra veiksmai, tiksliau atoveiksmis į padarytus veiksmus, tai yra ir atliekama. Ir aš kalbu apie kultūros ministeriją. Tai ar atliepiama kultūros bendruomenės prašymai? Man atrodo, kad atliepiami. Ir klausimas tada, ko yra siekiama? Ar kompetencijos ir konkrečios bendruomenės atstovavimo, ar visgi yra žaidžiama su to pačiu naratyvu, kas realiai prasidėjo iš karto po rinkimų, išrinkti ne tie. Žinot, mes visgi demokratiniai šaly gyvenam ir šiai dienai išrinkti yra tie, už kuriuos balsavo daugiau Lietuvos piliečių turinčių teisę balsuoti. Per kitus rinkimus rezultatai gali būti kiti ir juos lygiai taip pat reikės gerbti. Pone Kovai, aš sakyčiau, kad tai yra šiek tiek demagogija, kalbant apie rinkimų rezultatus. Niekas nekvestionuoja socialdemokratų pergalę šituose rinkimuose, bet partnerių pasirinkimą jūs turėjote labai platų.